realiai 10 kilometrų viskas tik prasidėjo. Taip smėlis, duobės, smėlis, purvas. Nu, nežiūrint, kad pelkė buvo tada, taip sunku nebuvo. Na ką, sveiki, mėly draugai, tai Vaidas su jumis sveikinasi iš savo garažo prie Tenerėlės. Rytoj turim Enduro Fiesta, rudenišką versiją, tai važiuosiu tenai ir čia kokią savaitę galvojau ar dvi planavau, kaip pasiruošti ir ką pasiruošiu ir koks tas pasiruošimas bus ir žodžiu gavosi kaip gavosi, tai planai keičiasi, nes planavau pasikeisti ir padangas ir rankeną šildomą susidėti ir dar kažkokių ten upgrade'ų pasidaryti ir važiuoti su autobusėliu, su priekaba, pafilmuoti galbūt daugiau, profesionaliau, bet darbai ir kitokie visokie reikalai užpuolė, tai rytoj Enduro Fiesta, dabar yra 9 valandos vakaro ir ką, pasiruošimas toks prasideda, tai kaip matot, padangos senos, priekinė tai iš viso žuvus, jau senokai, rankenėlės vis dar čia, ką dar aš ten planau daryti. Daugiau lik viskas. Numerio tą užsidėt mažesnį, nes dabar tas gervės snapas bele kokio dydžio ir bele kokio sunkumo. Tai va. Kaip sakoma, planuoji, o visata iš tavęs juokiasi. Tai planai pasikeitė. Praeitą savaitę dar nusimušiau pirštą. Taip ganėtinai stipriai ir jis čia gerokai ir ištinęs, ir mėlynas, ir skauda, ir sunkiai lankstosi, žodžiu, vairavimui tai nepadeda tikrai, bet nebūsiu mižnius, neverksiu, užtat prisitaikiau savo rankenėlę, tokią trumpą. Tai vienintelis mano upgrade'as šiandien bus, tai rankenėlė, nes, sakau, dar reikia kameras, batarkės pasikrauti, kortelės įsituštinti, viską susidėti, susiruošti, Garminą pasiruošti ir pasižiūrėti, nes kažkas tai su žemėlapiais durniuoja, ten jisai kai kur užsidedi kažkokį tašką, kur nuvažiuoti nori, tai jisai skaičiuoja ir tenai būna kažkokia tai calculation error. Paskui kažkada atsisėdęs žiūrėjau jį, žiūriu, kad
Lietuvo žemėlapis taip įdomiai kažkaip tais gabalais užsikrovęs jis tenai yra. Tai va, tai gerai būtų tą susitvarkyti, nes kad rytoj nebūtų niuansų, nes praeitą kartą važiavau su telefonu, dabar jau turiu upgradeintą savo Garminą. Šiaip geras daiktas, turiu ir InReach programėlę keliavimui, užsisakiau pabandyti ir šiaip, nu, aišku, brangus, bet, nu, čia ne metam ir ne dviem, manau, perku. Tai va, tai sakau, šiandien darbai tokie, tai rankenėlės lieka, padangos lieka, ryt pasidarau slėgį, užsipilu kūro ir gazo. Ir su to savo pirštu tokiu sunaikintų, tai jau geriau jo neliesti taip, nes ten ir apsimyšti, ir apsišyk gali skausmo. Tai aš nežinau, kažkaip susizoliuosiu, susibintuosiu, pasidariau rankenėlę, kad nekliudytų, nes ta didelė rankenėlė, tai jinai kliudo vis tiek. Čia turėjau tokią, jinai po krešo likus, anoj pusėje buvo išnaikinta viskas. Tai čia pirkau kitas rankenėlės, esu kitokios spalvos, nes pas ralį tai būna juodas. Ir va, skiriasi. Tokia. Sutrumpina, su 2 pirštų. Čia šiandien irgi dar projektas buvo, radau tą rankenėlę. Pasiėmiau, galvojau, čia taip 2 pirštus uždedu. Panašiai, aha, gerai. Pasilikau čia kokį cemą, ant spaustų galvojau, palenksiu. Kalu ir žiūriu, taip gražiai linksta. Tai dar galvoju, dar biškį dar palenksiu, galvoju, nu, va, iki tokio kampo. Dar vieną kartą, ir čia tiek nuskilo. O iki tiek buvo. Ir čia lygų buvo. Tai ten išsikūriau tygą, paskui virinau tokį čia bumbulą tavo. Šitą buvo likęs dar. Ta bumbulą nupjau, privirinau čia. Apšlifavau ir gavosi va toks nago tipo rankenėlės galas. Nežinau, kaip bus nuluš, nu tai ką, čia nieko man nepakeis labai, bet taip jinai atliekama buvo. Žodžiu. Tai va, išbandysim rankenėlę rytoj, tai va, rankenėlę pasidaryti ir Garminą susitvarkyti, susikraut daiktus, viską ir dar, o čia projektas. Sulūžo priekaba. Senai sulūžo, ten ta priekaba rusiška, 90 metų, detalių jai sunkiai gauti, reikia ten virint daryti šakę, tai irgi varysiu be priekabos, kaip normalus bachūras, kaip tikras enduristas, tai čia sėdu ant moco ir su aprangom, su visais bairiais gazuoju iki Ruklos. Ten 8 galvoju iš čia išvažiuoti, valandą čia davažiuoti. Ten kol susirasiu viską kol ką, iki 10 reikia prisiduoti, užsiregistruoti ir susitvarkyti navigaciją. Ir viskas, 11, man atrodo, startas. Ar po 11 biški. 11 instruktažas, 11:30 startas, man atrodo taip. Tai va, tai ten labai taip suspaustai, nežinau, po mano gal video ar po kažkieno kito įžvalgų, tai padarė normalų aprašymą, kur kiek važiuoja, kiek kilometrų, kur važiuoja, su kokiu motociklu, su kokiom plius minus padangom, kiek kilometrų ir kokia trasa maždaug bus, ten ko tikėtis. Tai labai ačiū jiems, tikrai manau, kad daugumai naujokų, kurių tikrai atsiras per ateinančius metus nemažai, nes tą rodo tendencijos šių praeitų metų, kad jų daugėja ir daugėja, ir ypač, sakau, tokių, kurie sėda ant moco, tai va čia bus dar vienas mano išbandymas, kur sėda ant moco, davažiuoju iki tenai, pravažiuoju, grįžtu atgal. Tai čia tokių jų daugės, tokių šienių kaip aš, kaip sakoma, kurie varo pirmą kartą, nežino nei kas, nei kaip. Ir viskas, nu, ir vat, tokiu principu išbandysim naują kažkokią tais tą visą sistemą, kaip čia viskas veikia. 130 km, lyjo čia 1,5 paros, tai vėl nežino kaip kelias bus, su šitom padangom taip ar taip sunku bus, tai
aš labai daug nesijaudinu, su tuo pirštu labai daug nelėksiu, vis tiek pabandysiu gal daugiau biškį pafilmuoti, kažką tais, kažkur gal sustot, kažkur gražių, man laikas nespaudžia, aplamai toks klasės laikas nespaudžia, tai nieko nėra, apart tik tais pravažiavim, tai pasilinksminti ir pravažiuoti, tai vat tokie planai rytoj ir ką, tai einu dėt rankenėlę, susitep grandinę reikia dar prisiminiau. Pasikraut batarkės ir pasiruošti garbin. Manau, kad iki 12 spėsiu, rytoj 7 keltis, 6 gal sakyčiau, 6 keltis, kol susiruošiu, kol ką pavalgyti ant moco ir gazuojam tenai. Tai va, važiuojam. Na ką, vienas darbas padarytas, rankenėlę uždėjau, atrodo taip, palyginimui su šitą, tai tiek skiriasi. Aš ne 5 turbūt kokiais semai. Ir jinai va taip veikia, kad nedaužyčiau tų pirštų. Tiek atsiremė į tą vieną pirštą, bet aš jau pripratęs. Šitas jau pirštas vienas, šitas taip ar tai jisai gauna strėlių, bet proto ribose. Taip reikia mokėti pakišti ir viskas ten gerai būna. Sąnarį nesidaužo, bet va tai tas lieks man normaliai. Nesutrintas. Nes, skauda. Tai pajudini, tai skauda. Bet sakau, rytoj užsiteipuosiu. Pirštinė dar kažkiek apsaugos. Kaip nors. Svarbu, kad kaip nors krentant jį ten nepakišti. Ir nesusinaikinti visai. Bus tada žiauru. Nežinau, gal nesąmonę pasakysiu, bet esu ar kažkur skaitęs, ar žiūrėjęs, ar video kažkokį pasakojimą, kad Jakuzas už bausmę pirščiuką šitą nukerta. Tai tipo, ten istorija tokia, kodėl būtent šitą pirštą, nes šitas pirštas mažasis iš plaštakos jėgos atima 50%. Tai jeigu klystu, pataisykit mane, bet kažką esu tokio girdėjęs. Ar skaitęs, neatsimenu. Tai va, tai šitai rankytei sunkiai bus. Ok, važiuojam toliau.
geriausias tepaliukas, kokį tik tai esu naudojęs. Synthetic Chain Loop Volvo Lines. Yra pirkti Jutai. Galbūt rasit ir dar kažkur tais, bet ir kartingoje naudodavom, atsimenu šitą ir žiauriai gerai kimba į tą, ir atrodo įsigeria į tą grandinę. Ir jis permatomas, tai jeigu kažkur tai taškai, kaip pavyzdžiui su Gemalube, tai jis baltas tas tepalas, tai tu čia apsnargliuoji visą ratą, visą padangą, nu, atrodo taip ne kažką. O su šitu tai taip etiškai susitepa. Antras darbas. Ček. Grandinė sutepta. Viskas idealiai. Mūtas aišku neplautas. Standartiškai pas mane. Nes daugiau važiuoju negu plaunu. Dar va sugalvojau vieną darbą, tai greičiausiai apsivalyti musiukus nuo lempos ir nuo skidelio priekinio, nes labai baisiai atrodo. Žodžiu, aišku, kol davažiuosiu, tai vis tiek bus panašiai, bet bent jau būsiu nuvalęs. Važiuojam toliau. Labiau naudojam šitą, o tokios putos yra, jos yra su amoniaku, bet dabar neturiu čia pas save garaže, tik darbe. Tai jos su amoniaku ir kažkokiu principu jos labai purvą gerai atkelia tos putos ir musiukus labai gerai atitirpdo. Šitas, jisai gerai gal stiklus išvalo, bet musiukam tai nelabai. Nepamirštam slėgį pasimatuoti. Aš visą laiką darau, realiai sakykim taip, neviršiju 2 barų. Žiūrėjom bekelį. Man kažkaip taip labiausiai veikia. Na kągi, nepraėjo nei kas čia 22 kem 5. Nu, nei 2 valandas. Tai va, ir pasiruošęs. Daug, aišku, čia nieko nesiruošiau, tai kaip ir sakiau, turėjau padaryti daugiau, bet aplinkybėm susikloščius ne mano naudai. Gavosi, kad visiškai pasikeitė planas, bet, sakau, esmė dalyvauti ir planas buvo važiuoti su priekaba, dabar jau be priekabos, savo eiga, be padangų, be rankenų šildomų. Bet sąlyginai pasiruošęs, tai užsidėjau tą lankenėlę, kad mano
piršto nesunaikintų ir taip jau sunaikinta. Toks. Ne kažką. Pasitikrinau tepalus, pasitikrinau slėgį, susitepiau grandinę, susidėjau daiktus, kažką užkasti, jeigu susuktų netyčia. Ausis kamštukai, talismanas, žiebtuvėlis, čia bagažinė irgi viskas susidėjau, ko reikia ratų montavimui. Tai ratą nuimti, išmontuoti kamerą, priekinę kamerą, žus tik vieną kamerą ir tų lopų dviratinių. Tai priekinė kamera, jinai veikia ir priekį, ir gale. Prasme, jinai kažkaip susigarančiuoja ir vis tiek, jinai prisipučia ir važiuosi biškai gal ne ant 100 pem, kad, tabalosies, bet vis tiek tu važiuosi ir davažiuosi. Tai va, tai kamera, paskui replės, kusačkės, teipas, zateškės ir šniūras, pompa. Čia pompa ir kamerą įsidėjau, nes ten jau nebetelpa į šitą dėžę. O čia ką, beliko pasikrauti kameras, išsivalyti kortelės ir susimesti čia į tą dar, kas liko šitą. Tai filmuosiu su patikimu geru iPhone'u. Turiu tokį dėkliuką, visai neblogą. Čia užsėda tokia rankena, jeigu ką reikia pafilminti. Tai va, tai... Nežinau. Bandant įsipilu, pirštinės pasimti vadvėjas, nes tos jeigu sušlaps, kad grįž su sausom, nes tom belė kaip šalta bus. Ką, rūbai, batai, ne tie tai per žiaurus, su šitais važiuoju, paprastesniais biškai. Tai batai, šalmas, paruoštas. Turiu naują kamerą, filmuosiu su DJI Action 4, nusipirkęs jau senokai naudoju, tik tai dar video nesumontavęs iš tų, bet dar yra kitų jau nufilmuotų, tai va, tai bus dar tiek vidosų iš kelionių, bet šitą išleisiu iškart po niurbo, arba gal kartu dar su niurbu, nes čia vis tiek toks fainas rudeninis dalykas. Ir tai va, filmuosiu su vieną chin mounto DJI ir GoProškė čia. Ką reikia, sakau, iPhone'čikas, senas geras iPhone'čikas. Tai šiaip su iPhone'u yra nufilmuota visa Nürburgringo kelionė. Kas ten vaikštant filmuota buvo. Ne tokia Google Maps'ų navigacija, kur ten spaudi, dedi ir važiuoji. Čia biškai reikia daugiau paprogramuoti, bet pasidariau tokį, jeigu prisimena, tai šitas skydelis šiaip būna per vidurį. Čia stovi. Tai nukopijavau nuo ADV Camel, kur yra Australija, arba kitaip dar yra Motology, ar kaip jie vadinasi? Adam Riemann. Jo, Adam turbūt Riemann. Čiuvakas toks iš Australijos, žinot, 100%, kas biškai su motais kažką seka, tai vienas iš tokių didžiausių moto youtuberių, vlogerių ir videografų. Tai visam pasauliu praktiškai žinomas, tai jisai ten turi padaręs tokį irgi laikiklį, pasidaręs tą, tai aš nuo jo kaip ir nukopinau, padariau biškai pagal save. Iš aliuminio su tokiais laikikliais čia,
paprastesniais, nes ten yra užlenkta skarda aliuminio 3 mm ar 2, neatsimenu. Ir tai va, tai tas čia turi tokį laikiklį. Kraunasi, aišku, visą laiką, pakrovėjas pajungtas. Ir šitas dedasi čia. Tai va, skydelis šone, viskas kaip ir veikia puikiai. Ir viskas, nu. Tai va, tai čia toks paprastas bildas buvo. Ir dar niekam nesakykit, bet nusiėmiau veidrodėlius, kad jeigu ką, biškį nepasikliučinčiau. Tada tai, kai paskutinį kartą važiavau Rūklai, Durofiestai, tai su autobusu vežiausi mocam priekabos ir tada irgi buvau nusisukęs veidrodėlius, nes ten krenta, galima išsibadyti akis arba susižalot veidą tikrai. Tai dabar davažiuosiu iki Rūklos, manau, taip. Tiek šiandien nuo to nenukentės labai stipriai. Nelabai legaliai, be veidrodėlių, bet manau, kad vaikų dėl to bus. Tai va, ir daugiau ką. Tai jaučiuosi kaip ir taip pasiruošęs pagal galimybės. Ir tebūnie nuotykiai. Ir žiūrėsim, kas rytoj gausis. Tai kaip sakiau, tai viskas prasideda nuo 8 registracija iki 10. Ir 11 nuo 8 iki 10 registracija, 11 briefingas, 11:30 startas visom grupėm. Visus paleidžia ir varykit. O ką, aš ramiai, tvarkingai su senom padangėlėm, mušiusi kur šitas padangėlės, nesiversiu per galvą. Reikda muš, nužudyti visai. Ir kad būtų jau va, išmest ir pamirštas padangas, nes turiu Kontinentalą galinę naują ir čia yra kenda tokia įdomi. Sakiau, pabandysiu, bet va, ganėtinai minkšta, tokia pusiau endūrinė, tai manau turėtų veikti. 5 eurų tą padangą, tai gali sudilt per, nežinau, 3000 km, man neįdomu. Tai va, aš manau, kad šiandien pasiruošimui gana ir susitiksim rytoj ryte. Iki.